Miokardo infarktas yra ta būsena, kada užsikemša trombų širdies vainikinė kraujagyslė. Aterosklerotinė plokštelė ir 4–5 dešimtmetį formuojasi aterosklerotinės plokštelės. Ir ta plokštelė streso metu, spaudimo užkilimo metu gali plyšti. Ir taip įsiskiria medžiagos, kurios pradeda formuoti trombą. Ir tas trombas auga ir uždaro visą spindį kraujagyslės. Taip, toj vietoj jau kraujas nebeprateka. Ir taip vystosi ūmus miokardo infarktas. Kokie yra požymiai ūmaus miokardo infarkto? Tai kai atsiranda stiprus skausmas už krūtinkaulio, plintantis į kairę ranką, į kaklą, skausmo pobūdis yra labai stiprus, kaip dūris į krūtinę. Veržintis gali būti, spaudžiantis kaip uždėta plyta, plintantis į kairę mentį. Atipiniais atvejais gali būti skausmas po duobutę, gali būti eiti su pykinimu, vėmimu. Dažnai žmonės suklysta ir galvodami, kad tai yra skrandžio problema, kad jie apsinuodijo maistu, jie plauna. O labai svarbu neuždelsti. Įvykus miokardo infarktui labai svarbu, kad žmogus laiku kreiptųsi į gydymo įstaigą arba kviestų greitą medicinos pagalbą arba važiuotų į priėmimo skyrių. Reikėtų atkreipti dėmesį į tos pacientus, į tos ligonius, kurie jau turi simptomų vadinamų išeminės širdies ligos, aterosklerozės, kurie turi lėtinę išeminę širdies ligą. Pačiom pirmom valandom mes galim daug ką padaryti, atvert kraujagyslę. Atvert kraujagyslę galim dviem būdais, arba vaistais, kurie tirpdo krešulį. Ir šiuo metu kiekviena ligoninė Lietuvoje turi vaisto, kuris ištirpdo tą krešulį, nes ten toj vainikiniai kraujagyslės susidaro krešulys. Galima, įvedant specialius kateterius, suardyti tą trombą ir taip atstatyti kraujotaką pakenktoje kraujagyslėje. Bet tai reikia padaryti greitai. Jeigu žmogus atvyksta vėliau negu 12 valandų nuo skausmų pradžios, padėti mes labai mažai galim. Ypatingai yra svarbios pirmos valandos. Ir tirpdant krešulį medikamentais yra pirmos 2 valandos svarbios nuo skausmo pradžios. Pirmose valandos atsiranda nekrozės židiniai. Kas tai yra nekrozė? Tai yra žuvimas širdies ląstelių, miocitų. Yra pakenkimas, negrįžtamas pakenkimas. Ir kuo daugiau laiko, tuo daugiau didesnis tas randas. Įsivaizduokim panašiai kaip namas. Ir ateina vandentikis į tą namą. Jeigu užsikimšo tas vandentikis ar nutrūko tiekimas prie įvado, tai bus visam namui nebus kraujotakos. Tai čia ir širdį taip. Jeigu pačioj pradžioj nuo aortos atsišakojantį į tą kraujagyslę, ten netenka į kraujotakos, tai yra tikrai labai grėsminga būklė. Bet jeigu tik vienas butas netenka vandens, tai yra mažesnė problema, bet ir nedidelis kartais miokardo infarktas, reiškia užsikimšusi nedidelė šakelė, nepagrindinė šaka, nedidelė kraujagyslė šakelė gali sukelti labai grėsmingus sutrikimus, tai širdies ritmo sutrikimus. Tarp gyvybiškai to pakenkto miokardo širdies raumens ir nepakenkto gimsta aritmijos. Pirmoji pagalba būtų išgerti aspirino. Išgerti aspirino, paimkit 2 tabletės aspirino ir išgerti tas 2 tabletės aspirino. Toliau yra nitroglicerinas, arba yra purškiamas, arba tabletės. Ypatingai, jeigu yra išeminis skausmas, tai tiem žmonėms, kada
yra surištas su fiziniu krūviu. Žmogus eina ir tas skausmas stiprėja. Jis sustoja, šitas skausmas aprimsta. Todėl labai svarbu kreipti į tai dėmesį. Ir jeigu padeda nitroglicerino tabletė išgerta toj pat, reikia pagalvoti apie tą skausmą, kuris gali būti vadinamas išeminis, infarktinis skausmas.